Sveiki, tai kartėje dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš HPL. Taigi pirmas būstas priklauso Žalgiriui, Žuvys jų valdovas Jupiteris. Ir Jupiteris čia yra egzaltacinis, tai reiškia, kad komanda rodys norą nugalėti, dės nemažas pastangas. Septintas būstas priklauso HPL-ui, Mergeliui, valdovas Merkurijus. Yra kritime, tai reiškia, kad komanda gali būti nesusikoncentravusi arba tiesiog daryti daug klaidų. Toliau reikia kreipti dėmesį ant pirmo namo Kuspido esantį Saturną, kas gali rodyti komandų susikaustimą arba tai, kad Žalgiris bandys laimėti per gynybą. Taip pat turime Neptūną ant pirmo namo Kuspido, kas reiškia, kad komanda gali momentais, kaip čia tiksliau pasakius, išplaukti, pamesti žaidimo ritmą arba per anksti patikėti pergalę. Taip pat, kadangi pirmas būstas pakliuvo į paskutinius 3 žuvų laipsnius, tai nenustebčiau, kad varžybos užsitęs, gal net ir į pratęsimą. Toliau turime Mėnulį pirmam būste, kas šioks toks pliusas Žalgiriui, taip pat Jupiteris turi sąjungą su Fortūnos tašku, tai skaičiau neblogi pliusai Žalgiriui. Tačiau Merkurijus keliauja tiesiai į 10 būstą, kas dažnai rodo pergalę. Ir taip pat 10 būste laukia Saulė, kuri irgi dažnai rodo pergalę. Todėl, skaičiau, sprendimas nėra lengvas, nes ir vieną pusę, ir kitą pusę, todėl tai, manau, bus varžybos atkaklios, taškas į tašką, bet galų gale manau, kad vis dėlto, bet HPL laimės. O ar taip ir bus, pamatysim šiandien vakare.